Susirinkom šiandien pasikalbėti, ką su mumis daro mūsų atstovai visuose valdžios sluoksniuose. Kas negirdi, ateina arčiau. Taip pat, kaip teisingumą daro, kaip jį vykdo mūsų patikėtiniai, valdžios patikėtiniai. Tikrai yra ką aptarti. Tačiau visų pirma, sugiedosime mūsų pačią svarbiausią giesmę – Lietuvos himną. Lietuva tėvynė mūsų, tu ir vilių žemė, iš praeities tavo sūnus tęs stiprybę semia. Tegu tavo vaikai eina vien takais dori Lietuvos,
Aš galvoju, kodėl aš šiandien čia. Jau daugiau kaip 20 metų aš nedalyvau jokiuose mitinguose, tik rašiau straipsnius Lietuvos žinioms ir kitokiai spaudai. Kodėl visgi reikalingi mitingai? Nes man kurį laiką atrodė, kad problemos sprendžiamas ne mitinguose, bet mitingai visgi parodo tautos gyvastį. Kodėl šiandien reikia apie tai mąstyti ir apie tai kalbėti? Mes turime matyti, aš būtent pirmą kartą nepriklausomoje Lietuvoje pasijuntu, kad nepriklausomos Lietuvos jau nebėra. Ji virto į daliniam kunigaikštystėm. Vyriausybė praktiškai ką valdo. Vidaus reikalų ministras spjaudo į visus. Ir jeigu mes žinome, čia neatsitiktinai plakato yra, kad šitas ministras susijęs su kriminaliniu nusikaltėliais. Mes žinome, kad sveikatos buvęs ministras, kuo jis susijėmė, kur dabar didžiausias Čaplikas, vicepirmininkas Seimo, krauju spekuliavo, jo pavaldinį pasodino, o jis įsuko. Ir tokie žmonės kaip Čaplikas, Palaitis tapo artimiausiais prezidentės patarėjais. Iki kur mes nusmukom, koks gali būti didesnis nuosmukis. Vilnius praktiškai vyriausybės nevaldomas, šalčininkai vyriausybės nevaldomi, kokie nors Padiegiai, vėl vyriausybė mažiausios įtakos turi. Kėdainiai, vėl dalinė kunigaikštystė. Kiek galima toliau smukti? Praktiškai čia mūsų visų būtent kaltė. Kaltė dėl to, kad mes kartais renkame ne tuos. Aš irgi negaliu pasakyti, kad aš visą laiką sąžiningai. Tarkime, aš priklausau prie tų, kurie dabar balsavo už dabartinę prezidentę. Bet aš jaučiuosi didžiausią gėdą, kad aš už ją balsavau. Dėl to mūsų teismai, mano įstrigo lyg tai neženklus paskutinis teismas. Tai yra, kai buvo teisiami Klaipėdos darbininkai, kurie norėjo streikuoti, aludariai, jie pareiškia, kad jiems per mažą mokoma atlyginimus. Aš konstituciją pakankamai žinau, įstatymus pakankamai žinau, profsąjungų įstatymus žinau, kada galima uždrausti streiką strateginėse objektuose ir valstybei svarbiuose objektuose. Čia Lukašenkos teismai tokio sprendimo nepriims. Reiškia, žmogus net neturi teisės ginti savo būtent teisės, jis neturi streikuoti. Dabar man kyla tokia mintis. Mes turbūt jau vyresnėje galbūt jie nelabai žinome, bet aš teoretiškai žinau, kas tai buvo Stalino konstitucija. Jeigu mes skaitysime Stalino konstituciją, kuri įvardinta, kuri būkino vakarų europiečius, nes tai buvo iš tikrųjų labai demokratinė konstitucija. Teisė į streikus, teisė į daugiapartinę sistemą ir panašiai. Jos skaitė vakaruose ir galvojo, kokia tai yra gera konstitucija. Bet tai vadinami kovos prieš antitarybinės įstatymai. Jis gali tik tai aiškinti konstituciją, kas jam atrodo, tai tas yra konstitucinga. Ir jeigu imsimės, visgi jeigu skaitysime, mūsų konstitucija yra aukščiausias valdžios organas, aukščiausia valdžia priklauso Seimui. Bėda yra tame. Kaip gyvename? Mums visiems suteikta istorinė galimybė kurti, dirbti, gyventi savo laisvoje šalyje. Apie tai svajojo, to siekia mūsų tremiami tėvai ir seneliai. Už tai savo galvas guldė miško broliai ir sesės. Visi savo tėvynę pirmiausia kūrėme savo širdyje, o po to savo gyvenimu siekiam, kad jinai būtų kuo labiau panaši į tą išsvajotoją. Nes mūsų visų užduotis perduoti laisvą tėvynę savo vaikam. Deja, dažnai kalbėdami apie laisvę užmirštam jos sesę dvynę, atsakomybė. Laisvė be atsakomybės vadinama kitų vardų, tai anarchija. Ir jie tikrai nekuria valstybės, o greičiau atvirkščiai griauna. Atsakomybė šalyje prižiūri teisėtvarka, tai sritis, kuri jau seniai mūsų šalyje kelia didžiausią nerimą ir galvos skausmą. Jei laiku nesustabdysim ir nenubausim nusikaltėlių, sukuriamas labai pavojingas pavyzdys ir suteikiama finansinė galia ir valdžia valstybei priešiškoms grupuotėms
silpninamas tautos imunitetas sąžiningai dirbančių joje žmonių. Jei atkurtos nepriklausomybės pradžioje dar buvo optimizmo keliančių ženklų, pirmiausia kalbu apie Vilniaus brigados bylą, tai dabar jau seniai jokių šviesulių. Iki galo neišspręsta nei viena valstybėje didelio atgarsio sulaukusi byla. Kalbu apie komercinių bankų žlugimus, žmonių iššvaistytas santaupas, Vytauto Pociūno žūtį, Leo LT, Visagino elektrinė ir visą sistemą energetikos. Kas dabar tenai darosi Elektrėnuose? Veksa darbo partijos byla, kuri vilkinama jau 4 metus. Kedžių byloj jau seniai kalbama tik apie mergaitės gyvenamą vietą, o nutylima šią nelaimę sukėlusios priežastys ir taip toliau. Sistema tobulai paprasta ir patogi. Skelbiamas ikiteisminis tyrimas ir visa medžiaga įslaptinama, neviešinama, o pats tyrimas nevyksta, užstringa kažkuriam stalčiai, kol sueis senaties terminas ar iškils kokia kita garsi byla. Ir dėmesys nukryps ten. Ačiū Seimo antikorupciniai komisijai, kuri parodė, kad jūs netrukus galėčiau pasiūlyti, pasinaudoti vengrų pavyzdžių, kai jie peržiūrėdami savo prosocialistinę konstituciją pasiūlė teisėtvarkos atstovams įvesti amžiaus cenzą sistemoje, nes jie išauklėti kitos ideologijos. Pažiūrėkime, kur dabar yra Vokietija ir kokia jos padėtis. Mes dėja negalėjome tą padaryti, nes mes neturėjome vakarų Vokietijos, vakarų Lietuvos. Kad tai svarbu, leiskite priminti vieną pavyzdį ir iš mūsų gyvenimo. Prieš 20 metų vyko viešos ir karštos diskusijos, kad Konstitucinio teismo teisėjams reikalingai ypatingai sukelti algas, kad jie būtų objektyvūs ir atsparūs kyšiams. O prasidėjus pasauliniai kriziai, jie ciniškai atsisakė bent laikinai sumažinti savo atlygius, tuo įrodydami, kad jie atstovauja ne juos išrinkusiems žmonėms, visiems mums, o savo grupelį. Kultūros darbuotojų, jų netrūko ir Sąjūdžio veikloje. Mes esame talentinga ir darbšti tauta, mokanti ir turinti ką ginti. Todėl leiskite priminti, kad mes kalbame seniausią pasaulyje gyvąją kalbą, remiantis New York Times. Ir mindamas kartosiu, myliu tėvynę ir tada. Laukais pavasaris jau eina, lakštutė čiulba mergaitė, apuoš kareivio kapą baltais akacijų žiedais. Mergaitė, apuoš kareivio kapą baltais akacijų žiedais. Tėviems praeidamas tyli. Na, dabar leiskite priminti vieną partizanų dainą. Nes mes neturime teisės užmiršti savo šaknų, užmiršti žmonių, kurių dėka mes dabar gyvename laisvoje Lietuvoje. Malinko liepa šalia kelio, pravirko motina sena. Laisva bus Lietuva,
pats laikas paklausyti, ką mums pasakys Seimo antikorupcijos komisijos pirmininkas Ligitas Kernagis. Sveiki, mėlyjei. Aš tikrai labai džiaugiuosi, jog turiu teisę pasakyti žodį čia. Nedalyvavau mitinguose kitaip negu profesorius Genzelis visai, net 20 metų, bet prieš 20 metų aš daina palaikiau tarp šitos bibliotekos kolonų mūsų žmonės sausio 13. Todėl man tikrai labai didelė garbė šiandien čia vėl tik tai kitam amplua kalbėti jums. Tikrai labai keistas dalykas, jog per 20 metų, ko gero, čia susirinko pirmą kartą žmonės palaikyti kažkurios Seimo institucijos. Ačiū jums. Mums tikrai reikia jūsų pagalbos šiandien. Aš tikrai, žinokit, nesu vienas iš 3, kaip kažkada kažkas sakė, nei vienas iš 141. Aš esu vienas iš 3 milijonų, esu vienas jūsų atstovas, o ne atstovas Seimo. Todėl kitaip ir nesuprantu, kaip ginti tautos dvasią, tautos garbę, tik tai atstovaujant visus, o ne po vieną. Nesirengiau sakyti jokių kalbų, bet likti pasyvių stebėtojų situacijos, kurią sukėlė grandininė reakcija į pirmą tikrą Seimo antikorupcijos komisijos tyrimą, tikrai negaliu. Mūsų daliai tekusi ir tenkanti kritika dažnai nepasverta ir neargumentuota, greičiausiai sukrupta net neperskaičius antikorupcijos komisijos išvadų. Politikuojantis kolegos teigia, kad savo sprendimais komisijos 8 nariai įspraudė Seimą į kampą. Manau, kad į kampą šiandien įsprausta yra visa tauta. Tik ne tų 8 komisijos narių, o sistemos, kurią sukūrė ir maitina tie, kurie interpretuodami įstatymus apraizgė Lietuvą jėgos ir įtakos čiuptuvais. Ir aš matau, kad mūsų šiandien tikrai ne 8, mūsų tikrai daugiau. Dar kartą atsakingai pareiškiu, jog nei aš, nei kiti komisijoje dirbę nariai neatstovavo nei partijų, nei kitų asmenų interesų. Mes dirbame taip, kaip iš mūsų tikėjosi tie, kurie mus rinko, sąžiningai ir neskaičiuodami laiko, kaip tikėjotės jūs. Atstovavome tik tai vieną svarbiausią interesą – tiesą ir teisingumą. Ieškant teisingumo, visų mūsų žvilgsniai nukrypo į prezidentę, kuri iki šiol buvo laikyta šviesa tunelio gale. Tačiau jos ekscelencija pradžioje kadencijos paskelbusi kovą su korupcija šiandien greičiausiai pati yra apsupta padlaižių, dirbančių sovietmečių principų. Tylėk, nematyk, negirdėk, kaip neteisingai ar neteisėtai elgėsi tavo viršininkas ar ministras. Man labai gaila, kad ne tik kai kurios politinės jėgos Seime, bet ir pati prezidentūra pamynė kertinę visuomenės vertybę – žmogaus teisės. Ir nesiteikia išklausyti ne tik neteisingai nukentėjusių sąžiningai dirbusių pareigūnų, bet ir mūsų antikorupcijos komisijos narių. Kodėl mūsų nekviečia pas ją pakalbėti? Kas atsakys? Belieka konstatuoti, kad mes iš tikrųjų realiai gyvename šalyje, kurioje klesti tik viena kultūros šaka – slaptų pažymų ir kaltumo prezumpcijos. Šalyje, kurioje viešųjų pirkimų, privataus verslo ar atskirų žmonių likimai yra sprendžiami specialiųjų tarnybų pagalba. Šalyje, kurioje aukščiausiai šalies vadovai, tiesiog valdantys šias tarnybas, nemato reikalo paaiškinti savo sprendimų, nes nesijaučia atskaitingi visuomeniai. Daug kur jau rašo, kad ši istorija labai greit pasimirš, kaip ir visos kitos iki šiol buvusios. Tai būtų blogiausias mūsų valstybės raidos scenarijus, bet kelio atgal nėra. Arba dabar, arba vėl po 20 metų. Jūs tiek lauksit? Ne. Aš ne. Todėl vienykimės, kaip kažkada tai padarė Sąjūdis. Man pačiam teko prieš 20 metų čia stovėti, kaip ir sakiau, ir palaikyti tautos dvasią daina. Daina ėjo prieš tankus kartu lygiagrečiai su žmogaus kūnais. Savo kalbą noriu baigti sarkastiškomis eilėmis,
iš vieno gero sovietinio žurnalo Šluota, jeigu tokį atsimenat. Atsimenam. Įrodyt kito pavyzdžių galiu. Ir savo kailiu išbandžiau ne kartą. Nesąmonė prieš tanką su peiliu. Bet jei labai užsidegi, tai verta. Verta. Ačiū.